Ar tau pažįstamas jausmas, kai iš pirmo žvilgsnio gyvenime viskas lyg ir gerai, bet viduje tvyro įtampa, abejonės ar jausmas, kad kažkas ne taip? Blogiausia dalis, kad mes dažnai net nesuprantame, kas būtent ne taip. O kas jei pasakysiu, kad labai tikėtina, jog tu gyveni vidinėme konflikte ir tai jau seniai tapo tarsi tavo norma. Vidinis konfliktas tai būsena, kai protas ir jausmai traukia į skirtingas pusės. Logiškai tu žinai, ką reiktų daryti, bet emociškai negali, nenori ar vis atidėlioji. Ir štai čia kyla problema. Neretai tu galvoji, kad tu ir esi problema. Per silpna, trūksta valios, su tavimi kažkas ne taip. Bet priežastis dažnai kita. Problema ne tu, problema neišspręstas tavo vidinis konfliktas. Šiame įraše parodysiu, kaip atpažinti, ar gyveni vidinėme konflikte. Ir ką daryti, kad pagaliau atsirastų aiškumas, o ne dar daugiau permąstymo. Šiame įraše sužinosi, kaip atpažinti savąjį vidinį konfliktą. Kodėl vien tik pozityvus mąstymas neveikia. Kokie du keliai dažniausiai pasirenkami ir kodėl vienas iš jų veda į dar didesnę įtampą. Taip pat sužinosi 3 etapus, padedančius išeiti iš vidinio konflikto sistemiškai. Jei tau svarbus gilesnis savęs pažinimas, užprenumeruok šį kanalą. Čia paprasta kalba stengiuosi papasakoti, kas vyksta mūsų viduje. Su vidiniais konfliktais dirbu kasdien. Anksčiau gvildenau savo asmeninius, dabar narplioju klientų. Ir beveik visi klientai ateina su tuo pačiu sakiniu. Aš viską suprantu, suvokiu, bet negaliu pakeisti. Tai beveik visada reiškia vieną. Vidinis konfliktas jau perėmė vairą. Tu tarsi keleivis savo paties automobilyje ir keliauji tais pačiais jau pramintais, bet įgrįsusiais keliais. Ko tau tikrai nereikia. Dar vieno motyvuojančio vision boardo arba svajonių vizijų lentos. Dar vieno manifestavimo pratimo. Ir dar vieno bandymo sutvarkyti problemą per jėgą ir valią. Ko tau reikia? Tai aiškiai pamatyti, kurioje vietoje yra konfliktas. Suprasti, kuri tavo dalis, kurią funkciją atlieka. Sukurti vidinį dialogą, o ne vidinę kovą ar kivirčą. Čia žmonės pasuka vienu iš 2 kelių. Pirmas kelias. Toliau ignoruoja jausmus, jų nesiaiškina, spaudžia save į pokytį per logiką ar valią. Gyvena nusistatymų noriu, vengdami to, ko iš tiesų reikia. Rezultatas – perdegimas, stagnacija ir nusivylimas. Antras kelias. Žmogus mokosi suprasti savo vidinį konfliktą. Dirba su vidinė įtampa, kad įgautų taip reikalingo aiškumo. Sprendimus priima iš naujo suvokimo, kurį ir padiktuoja tas naujai įgautas aiškumas. Skirtumas tarp šių kelių yra ne greitis. Skirtumas yra kaina, kurią sumoki. Vienas kelias, pirmasis, kainuoja energiją, sveikatą, neretai ir santykius. Antrasis reikalauja sąmoningumo, įsipareigojimo prieš save, bet užtat grąžina stabilumą. Jei tu nuolat viską analizuoji, bet taip ir nepajudi į priekį, jautiesi pavargusi nuo savo pačios neveikimo, jauti, kad viduje vyksta kova, šis įrašas būtent tau. Pirmas etapas – konflikto atpažinimas, kurioje situacijoje stringi. Ką logiškai žinai ir emociškai jauti. Kol neįvardini vidinio konflikto, jis valdo tave. Jei šiandien nori pradėti, užduok savo vieną klausimą. Kurioje gyvenimo srityje viską suprantu, bet nieko nekeičiu. Antrasis etapas – vidinių konfliktų, vidinių dalių supratimas. Viena dalis nori saugumo, kita pokyčio. Abi dalys turi gerą intenciją. Vidinis konfliktas nėra priešas, jis yra vidinis signalas. Trečias etapas – integracija. Neužspausti jausmus, ne per valią keisti save,
o rasti sprendimą, kuris tinka abiem pusėm - protui ir jausmams. Kai sujungi atpažinimą, supratimą ir integraciją, atsiranda sistema, kuri iš tikrųjų veikia. Tau nereikia motyvacijos ar tobulų sąlygų pokyčiams. Tau reikia vidinio aiškumo ir sistemos. Dabar apie dažniausiai pasitaikančias klaidas. Susitelkiama tik į varžančius jausmus. Ignoruojami kūno signalai, mėginama užmaskuoti pozityvių mąstymų. Skubama priimti sprendimą be vidinio aiškumo. Aiškumas keičia nusistovėjusį suvokimą nauju. Jei atpažinai save, tai jau pirmas žingsnis. Sąmoningumas veda į pokytį. Parašyk komentaruose, kur labiausiai jauti vidinę įtampą ar kovą. Ir jei tau aktualu šios ir panašios temos, prenumeruok šį kanalą. Iki.